Labas, mūsų šeima nesenai įsigijo senos statybos 74 kvadratų butą. Kadangi jisai yra visiškai neremontuotas, mūsų laukia labai daug remonto darbų. Mes nusprendėm visą šį procesą filmuoti ir kelti čia YouTube. Todėl kviečiam tave kartu leistis į nuotykį ir stebėti, kaip senas naujas butas virsta jaukiais namais. Labas, sveikinuosi su jumis naujam vlogė ir iš tikrųjų ne tiek ir daug laiko praėjo po paskutinio vlogo, bet pasiėmiau šiandien kamerą, nes šiandien įvyksta du labai dideli dalykai. Tai yra, mums atveža pagaliau grindis. Žinoma, dar jų neklosim, dar iki jų klojimo liko nemažai darbo, bet tiesiog jau jas įsigijom, turim ir gulės padėtos ir lauks savo eilės. Ir taip pat šiandien mums atveža gipskartoną. Kodėl nusprendžiau šiandien filmuoti, nes gipskartono daug, jį sudėtinga yra nunešti į butą, tai noriu jums parodyti visą procesą ir kaip nusprendėm išspręsti šitą problemą. Gipskartono plokštės, kurias pasirinkom, yra 1,20 m ant 2,40 berods. Pas mus senos statybos laiptinė, kaip žinia, jos dažniausiai būna labai siauros ir lifto neturim. Tai šitam reikalui išsinuomavom žirklinį keltuvą. Šiandien apie 3 valandą turėtų atvežti visą gipskartoną ir profilius ir kažkokiu būdu bandysim jį pakelti į mūsų butą, nes gyvenam viršutinėme aukšte. Tai dėl to ir pasiėmiau kamerą, noriu jums parodyti tą visą procesą ir tiesiog pasidalinti, nes galbūt ir jūs šitoj statybų daly galvojat, kaip kitą pavelnių gipskartoną reiktų užsitempti namo, nes visa siunta, sakė Andrius, sveria šiek tiek daugiau negu 1,5 tonos, tai reikalų tikrai yra. Tai laukiam 3 valandos ir keliausiu parodyti, kaipgi mums pavyks šitą dalyką išspręsti. Laukia tiesa ir Jogaila su manim, kuris labai stengiasi dabar apsiversti ir visur jam reikia keliauti į raitį, nes pradėjo judėti jau po truputį aplink savo ašį ir šiek tiek iš savo vietos. Tai susitiksim netrukus. Tai kažkaip taip po truputį ir keliasi, ten visa krūva. Ir po kokius 6 lakštus iš tikrųjų deda, kelia, tada vėl nusileidžia, vėl užsikelia lakštus ir vėl kyla į viršų. Nes šitas kranas, atsiprašau, ne kranas, keltuvas negali viršyti 300 kg svorio, viena plokštė apie 30 sveria, tai vat ir skaičiuoja, kad nebūtų per daug. Bet to šiandien gan vėjuota diena, tai nesinori rizikuoti. Tai kaip jau matėte video prieš tai, krovėm ir kėlėm visas plokštes su žirkliniu keltuvu pro langą, 4 aukštą. Tai labai pasisekė iš tiesų, nes keltuvas pagal nurodytus duomenys turėjo kelti 11 metrų, pas mus iki lango vidurio yra 10,5. Bet pasirodo, kad tas keltuvas kėlė tik tais apie 9,5, kažkur gal apie iki 10 maksimum. Tai jeigu būtų mums reikėję šiek tiek daugiau, tai būtų tikrai labai daug problemų. Bet vienu žodžiu, ir su oru vakar pasisekė, vėjo nebuvo, nelyjo ir pavyko greit sukelt. Tai 60 plokščių sukėlėm per 1,5 valandos. Tai čia kartu su iškrovimu iš būso, kur atvežė iš senukų. Tai labai greitai viskas pasisekė. Jeigu būtume nešę pro duris, pro laiptinę, tai, nežinau, prasikeiktume arba galų gale greičiausiai tiesiog supjaustytume lapus per pusę ir tada būtų iš tiesų nebuvę reikalo pirkti 2,60 m ilgio tos lapus. Būtų geriau tiesiog buvę nupirkti 1,20 m ant 2 arba 1,20 m ant 1,20 m, jeigu neklystu, yra
tam, kad tiesiog nepjaustyto suvežtų ir viską atvežtų. Bet kokiu atveju, viskas jau vietoj, profiliai vietoj, radiatoriai vietoj, vieną jau pastatėm, šiandieną pastatysim visus ir jau galės ir būti šiluma namuose, taip sakant, nes orai jau nebedžiugina, atėjo ruduo ir greitai atėjo, tai ir drėgna, ir vėjai, ir šalta, tai dirbti būtų nelabai komfortiška be radiatorių. Tai pasistatysim visus radiatorius. Dar šiek tiek norėjau pasakyti, kaip ir video matosi, kad paklijavom kaip ir tą folijos tokią putplasčio plėvelę už radiatorių. Nežinau iš tiesų, ar jinai veikia ar neveikia savo principų, kad nešildo sienos radiatoriai ir atspindi tą šilumą atgal į kambarį. Teko žiūrėti visokių vaizdelių ir YouTube'ai ir domėtis internete, tai labai skirtingi iš tiesų pareiškimai yra. Vieni sako, kad padeda, kiti sako, kad nepadeda, kiti sako, kad čia kaip ir ne per vieną dieną sušyla daugiau, o čia ilgainiui, taip sakant, visas tas toksai kaip ir pliusas gaunasi iš tos plėvelės. Vienu žodžiu, paklijavom, blogiau greičiausiai, kad nebus, bet jeigu bus bent šiek tiek geriau, tai valio. Tai vat. Tai sveiki visi, šioks toks atnaujinimas iš mūsų buto. Tai jau kaip matote ekrane jau stovi pertvaros į būsimas patalpas. Tai čia yra vonia, čia priešais save matote būsimą televizoriaus sieną, kuri viduj yra sandėliukas. Ir taip pat siena, kuri perskiria darbo kambarį. Plius miegamajam padarėm karkasą būsimai drabužiniai. Ir laukia dar darbas šitoj vietoj su būsima elektros paskirstymo dėžutė. Ir čia darysim tokį kaip tambūrą, kad nevaikščioti kažkur toli. Tai darysim dar ir spintą tokią įleidžiamą su stumdomom durim. Tai manau, kad jau pamatysit, kai bus realizuota ir čia su gipsu viskas bus šiek tiek aiškiau. Tai kol kas tiek, judam greitai, judam pagal planą šiokį tokį ir tempas yra ganėtinai greitas, kaip ir tikėjausi su gipso sukimu ir su profiliu tais visais sukimais, viskas juda ganėtinai greitai, tik tais reikia to tikslumo ir tas braižymas užtrunka ilgiau, matavimas ir pjovimas negu pats sukimas. Tai šiandien tiek. Labas, sveikinuosi su jumis po mėnesio pertraukos kažkur. Tai labai daug bute pasikeitimų. Didžiausias pasikeitimas yra tas, kad visos pertvaros jau yra ir visas išplanavimas, kurį suplanavom. Tai ruošime su Jogaila, einam persirengti ir keliausim į butą. Parodysiu jums viską, kas yra nauja. Tai iš karto noriu atsiprašyti, kad truputį drebės vaizdas, nes kad platesnis vaizdas būtų išjungo stabilizacija. Tai čia didžiausias pasikeitimas. Jeigu atsimenat, įdėsiu Andris įlinda į kadrą. Jeigu atsimenat, įdėsiu, kaip atrodė prieš tai mūsų koridorius, bet iš tikrųjų čia tiesiog ėjo siauras koridorius.
Tai papasakosiu truputį vėliau, kaip išnaudojom ir sprendėm šitą problemą, kad turėtume kur daiktus susikabinti. Čia turim vonę jau, čia sandėliuką, kurį susiplanavom, kurio prieš tai nebuvo. Ir čia va tas mūsų tambūras būsimas. Čia kaip ir niekas nepasikeitė, miegamasis mūsų. Įėjimas į Jogailos kambarį, kurį vėliau ateityje greičiausiai uždarysim, nes pasidarėm duris ir šitoj vietoj. Čia tai buvo iš anksčiau šitos duris, tai mes čia nieko nekeitėm, nieko nelietėm. Juolab, kad čia yra nešanti siena, tai nieko nenorėjom judinti. O šičia išsipjovė mangą, kad vėliau, kai naudosim 2 kambarius vaikam, tiesiog būtų pereinamas ir iš mūsų miegamo neitų. Tai va, tai čia irgi jokių kaip ir pasikeitimų, darbo kambarys būsimas, vėliau bus vaikams šitas kambarys, tai va čia atsirado siena, nes buvo viena didelė erdvė, pasidarė vonia, nes buvo anksčiau tualetas ir vonia ir gerokai mažesni, mes norėjom truputį didesnės, kad tilptų ir dušas ir čia bus skalbimo mašina su džiovyklė, tai va, atsirado jau vonia. Čia sandėliukas, kurį rodžiau prieš tai, kai užeini, kadangi labai didelių erdvių ir spintų nenorim prisistatyti, o daugiau norim visus daiktus susidėti į drabužinę ir sandėliuką. Ir čia būsima svetainė kartu su virtuvėlė nedidelė. Tai va, tai perduosiu tada kamerą Andriui ir parodysiu jums, kaip atrodys drabužinė ir kaip išsprendėm tą tambūro problemą. Pasistatysim tik apšvietimą, kad matytųsi, nors diena, bet čia mažai patenka dienos šviesos į koridorių. Taip ir buvo prieš tai. Tai čia pasistatysim, kad matytumėt. Nes ten va irgi užsidarys, duris atsiras vėliau ir pasidarys įėjimas į miegamąjį. Kaip ir matėt, čia užeinam pro koridorių. Įdėjau jums video, kaip atrodė, tiesiog buvo siauras koridorius. Ir mes sugalvojom išnaudoti koridoriui erdvę šitoj vietoj. Tai čia už sienos yra įėjimas į mūsų drabužinę, o čia pasidarėm iš gipso, čia normalu turbūt su vaikais. Tai žodžiu, čia pasidarėm gabaliuką, kur bus tiesiog drabužių spinta, nes šitoj vietoj bus mūsų elektros skydinė ir tiesiog taip ar taip mums reikėjo čia truputį išnešti sieną į priekį, kad galėtų pasislėpti visi laidai, tai tokiu pačiu lygiu ir įsileidom būsimą drabužių spintą, žieminiam paltam, striukiam, batam ir taip toliau. Ir kadangi čia turim įėjimą į drabužinę, tai sugalvojom pasidaryti čia tiesiog stumdomas duris, kad viskas gražiai užsivertų ir tada atsivertų. Šitoje vietoje nekreipkite dėmesio, čia bus siena. Čia viskas užsidengs ir bus skydinė, kurią dėsim iš drabužių spintos pusės, kad pasislėptų ir tiesiog graži švari siena būtų. O čia jau tiesiog mums reiks pasidaryti stumdomas duris ir realiai sutaupom ant to, kad nereikės pas baldininkus užsakinėti atskiros spintos drabužiam. Tai va, tai čia dar galim užeiti pasižiūrėti, kaip atrodo drabužinė. Šiaip nėra jinai labai didelė. Nežinau, nepasakysiu, kiek kvadratų, parašysiu tiesiog ant video, bet irgi nusprendėm, kad nenorim miegamajam turėti atskiros drabužių spintos, užsigrūsti, tai pasidarėm drabužinį. Ai, va čia va yra planelis, kurį pasipaišėm. Tai, bet man atrodo čia, Yra matomas. Jo, tai čia yra 2 metrai ant 1,60 m, tai tiesiog per šitą sieną ir per šitą sieną eis lentynos, kabyklos ir taip toliau. Jokių spintos durų nedėsim irgi, kad susitaupyti pinigų ir kad tiesiog būtų patogiau, nes šita visa patalpa bus uždara, niekas ją neis, niekas nesimatys, dulkės nesikaups, tai tiesiog darysim atviras lentynas. Tai va, o šiaip labai faina iš tikrųjų matyti, kaip jau visas erdvės tapo tuo, ką planavom popieriuose. Kaip matot, eigoj nemažai ką keičiam, nes tiesiog tai tėvai ateina, kažkokių sprendimų pasako, tai Andrius žiūri kažkokius video nuolat ir galvoja, kaip čia kuo protingiau viską išspręsti. Tai galutinis variantas vis dėlto, ką susiplanavom, skirsis ir nemažai skirsis.
Bet tas planas buvo tokia kaip čia pasakyti, kaip griaučiai, į kuriuos atsiremiam ir tada kažką stumdom, kažką keičiam. Vakar dar gerą valandą vakare galvojomės apie apšvietimą, išplanavimą, tai dabar čia norim pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, nes labai norim pasidaryti šviestuvą. Čia aš esu dabar būsimoj svetainiai, čia yra langas ir statysim valgomąją stalą. Ir virš jo norim nusileisti šviestuvą, bet reikia apsiskaičiuoti pagal valgomąją išplanavimo stalo, kur jį kabinti ir ar telpa, nes galvojam apie tai, kad jeigu išskleisim stalą, ateis svečių, kad nesitrankytų galvą, kaip bus pakabintas, tai vat norim viską apsiskaičiuoti. Ar gaunasi taip, kaip sugalvojom, ir dar truputį planavom apšvietimą, bet manau, kad apie tai kitam video, kai jau pereisim į tą etapą, nes dabar tiesiog pasiplanavom, pasikalbėjom tarpusavy, ko kaip norim ir ką norim pakeisti nuo to, ką iš pradžių suplanavom. Tai va, tai susimatuosim, ką mums reikia, pasidarysim, apsiskaičiuosim ir keliausim į Vilnių. Tai per tą laiką aš mašinai jums papasakosiu, kiek šitame etape išleidom ko. Labas, tai kaip matot sveikinuosi iš namų, nes važiuojant į Vilnių pamiršau kamerą ir neturėjau kaip nufilmuoti. Tai dabar, kaip visada, kiekvieno video gale noriu jums paminėti, kiek šitame etape išleidom ir kiek viso jau esam išleidę savo senos statybos buto remontui. Tai pirmiausia, santechnika, pasistatėm, kaip matėt, radiatorius, tai radiatoriai ir visi reikalai jų pastatymą mums kainavo 683 eurus. Taip pat dar šiek tiek prisidėjo prie sienų lyginimo, nes kai praeitą vlogą filmavau, nebuvom baigę, tai prisidėjo 154 eurai. Ir taip pat visi naujų pertvarų formavimai mums kainavo 1141 eurą. Tai čia yra ir gipskartonas, ir profiliai, ir keltuvo nuoma, ir, žodžiu, visi kiti reikalai. Ir taip pat kelis dalykus jau nusipirkom apdailai. Grindų danga, kurią rodžiau prieš tai buvusiam video, tai ją jau užsisakėm ir jau jinai guli ir laukia savo eilės. Tai už ją išleidom 1705 eurus. Tada dar pasiskaičiavom, kad mums reikės šiek tiek papildomai plytelių išsikloti dušo kabiną, tai 82 eurai ten prisideda. Ir užsisakėm tapetus į Jogailos kambarį, tapetuosim Jogailos kambarį iki pusės, nepilnai, tai išleidom 132 eurus. Ir viso už viską šiai dienai esam išleidę 9490 eurų. Tai va, tai ačiū už jūsų dėmesį, labai džiaugiuosi, kad stebit, kad vis didėja stebinčių mūsų šitą nuotykį ir šitą dalinimąsi ir susimatom kitose vloguose ir kituose buto remonto etapuose. Sakom, ate Jogaila, ate sakom. Taip, sakom ate, ate.